Sveikučiai, brangieji! Kaip jūs atlaikėt dieną? Ir vėl tas pats. Gerai. Įrankiai paruošti, priemonės paruoštas, dabar einam pasidarysim dalytės. Nes kažkas pasirūpino, kad vandens atsirastų. Gerai. Oi, čia nebetelpam visur, kas čia, kur čia, kas čia. Taip. Juodos. Kažkas ir pasirūpino ir kava. Gerai. Žodžiu. Taip, čia vienas žiūrovas rašė, nu jau visai sužvaigždėjai, pradėsi jau mašinų nebelaikyti, kiek žmogui reikia. Nu, aš nežinau, kaip paaiškinti. Čia yra normalu. Mes nevarysim visiškai lauk, mes pasiūlysim alternatyvą į aną aikštelę pastatyti. Nu, kad keistos. Ir yra žmonių, kur ne vieną mašiną turi parduodama, tai vieną paims, kitą atvarys į tą vietą. Vis atsinaujinsim. Ir tie 3 mėnesiai yra nemažas laiko tarpas iš tikrųjų. Tikrai nemažas. Ir vakar dar pasidomėjau, pasižiūrėjau, tarkim, vat Vilniuje yra automobilių pardavimo ten ar salonai, ar dar kokie. Tai jie irgi nėra taip, kad noriu už mašiną gauti labai daug, palieku pas juos mašiną ir ten stovės mėnesiais, metais. Jie irgi ten riboja, nes tie salonai, kur po stogu yra, irgi ribotas skaičius vietų automobilių. Ir jeigu pasistatys ten, tarkim, 10 automobilių gražiam išsatskintam salone ir jie stovės pusmetį, metus, tai jūs įsivaizduokit, ar nuo to kažkam geriau bus. Pirkėjui nuo to geriau nebus, nes jis nuolat matys ten tuos pačius automobilius. Tai va. Brr. Esmė tokia, nu, kitaip negalima, kad ir čia yra nemažai mašinų, kurios jau labai ilgą laiką stovi ir niekam neįdomios. Pigiau niekas parduoti jų nenori, tai, nu ką, arba važiuosim ten, arba važiuosim iš viso. Nu, pertrauką kažkokią, tarkim, padaryti, kad žmogus pagalvotų, ar tikrai tą mašiną tiek verta, jeigu, sakykim, per tuos 3 mėnesius jos niekas neperka. Va čia va yra esmė. Prie ko čia sužvaigždėjęs, nesužvaigždėjęs. Nei aš sužvaigždėjęs šiandien, kad tiesiog dirbu savo darbą, galvojam, kaip geriau būtų pirkėjam ir ar ne pirkėjam čia geriau bus. Pirkėjam. Tai va. Tiek. Ir dar einam, pasimsim sumuštinukų, skanių rytinių sumuštinukų prie kavytės. Ir kągi mes čia turim? Va. Už jūs, gerbėmieji, kažkokiu stebuklingu būdu, nežinau, algoritmai kažkokie YouTube'ai pasikeitė, ar kas pasidarė. Blemba, kad per parą 150 prenumeratorių atsirastų. Rimtai. Kažkas tai negerai su Google. Neįsivaizduoju, dar nėra tai buvę, kad per vieną parą taip šoktų kreivės į viršų. Nu, džiugu.
Džiugu. Tikiuosi nekokie ten butai netikri. Taip kaip ir Facebook'e pas mumis yra. Visi greitai bus 13 000 prenumeravusių žmonių, žiūrinčių sekėjų, kaip stebėtojų. Tai visi sulig vieno yra per 7 ar 8 metus sukaupti, labai pamažiukų prikviesti žmonės sukaupti tikri. Ne kažkokie tai pirktiniai, užpirktiniai, o visi tikri lietuviai. Einam, žiūrim. Taip, čia viskas aišku. Ten Seat Leonas baltas yra, eisim pasižiūrėti. O dabar aš jums ką parodysiu. Žiūrėkit, kokia Audi A6 2004 metų. Realiai 1.9 TDI parkai. Ir realiai su jie važiuoti galima. Viskas tvarkinga, išskyrus koroziją. Tai va šitas sparnas, parodysiu iš karto jums. Čia va, suknėdito. Šitas sparnas. Čia ką, žinau, kiaurai nėra. Duris kiaurai, priekinės duris. Galinės, sveikos. Tai jo, vairuotojo duris, abu sparnai, buferis priekinis. Daugiau kaip ir, ką žinau. 1.9 TDI, geras varikliukas, automatas, vidus. Ojojoj. Čia plauti, skalbti, lubos atkritę. Ką žinau. Autopilotas yra, automatukas, šildomos sėdynės dar. Wow. Klimato kontrolė, veidrodėliai, užsilenkiantis elektriniai. Kaina nuvažiavus 330 000. 303. Da, pasakykit, ką ridą atsukta. Kas tokiom mašinom tą ridą besukinės? Kas? Laisvų rankų įranga. Ir kaina jos 9 PM plus derybos. 2.4 metai, 1.9 TDI, automatukas, pilnai važiuojanti mašina, ne kvatrinė. Tai va, gal kažkam bus įdomu toks daiktas, ką žinau. Kažkur, tikrai, ja, sparniukus pakeitus, durelės palei spalvą radus, tikrai galima pilnai eksploatuoti. Čia varikliukai tie gerai laiko. Gerai, šitą apžiūrėjom. Eisim dabar Seat Leoną. O tą nežinau dar. Bandysiu įmesti TikToką. Audelę pasitvarkėm. Dabar einame baltą Seat Leoną susižiūrėti. Seatukas Leoniukas FR. Apdaila. Baltas, gražus, tvarkingas FR. Padangos sudėtos vasarinės į galą. Pasikurkime į šitą tvarkingą, be jokių kažkokių defektų. Va, automatukas. Įsiveskim. Mūsų kalba. Gali ir be kalbos. Va. Medija, šildomos sėdynės. Start stop, klimato kontrolė, automatukas. FR. Žiūrėk. FR apdaila. 283 ridą matau. Taip, 14 metai. 2 litrai, 110 kW, dizelis, automatas. 6,8 pradinė kaina. Ir čia gražu viskas, labai gražu. Nice. Žiūrėkit, čia ambilightai visur šviečia jau. Visur. Čia, tuose durėlėse. Visur. Prieki gale. Padangėlės. Tvarkinga Seat Leon. Verta dėmesio mašinėlė. Stabdžiukai, ratukai, žieminės padangos labai geros sudėtos. O čia ratlankiai ar ratlankiai kebų. Ledovė
lieti ratlankį. Ten vanina kaip perteikdavo čia jį, kad išsitraukti. Bet didelį lieti ratlankį. Matau, yra sukrauti. Tai va, toks va, gale LED žibintai. Prieki irgi ledukai dienos šviesos. Va. Full LED. Full control. Gražiai, gražiai atrodo. Baltas spalvikė, tvarkinga mašina tikrai. Va. Einam mes ją susifotkinti ir įmest skelbimuką. Setuką apžiūrėjom, susitvarkėm viską, pagesinom ir eisim žiūrėti kitą mašinėlę. O dar raudonam Fordukui lapuką atspausdinti reikia. Taip, daugiau visur yra. Šitą norit pamatyti? Norit šitą pažiūrėti? Norit? Gerai, einam rakteliu. Nu, einam, pažiūrėsim ir šitą. Va. Audi A5. Audi A5 Sportback. 4 durys. Labai tvarkingas automobilis, nes žmogus atvežė asmeninį prižiūrėtą automobilį. Padangos, ratai, padangos geros žieminės, dar vasariniai, man atrodo, sakė, yra. Tai va, einam pažiūrėsim, kas čia gero. Išorės tikrai labai gražiai atrodo. O, signalizacija. Odinis saloniukas, S-Line, A5 Sportback S-Line. 300 nubėgos, 309. Gerai, pasikurkime ją. Nu. Prašau. Viskas veikia. Variklis, motoras dirba. Motoras dirba. Taip. Va. Audi A5 12 metai, 2 litrai dizelis, 105 kW, mechaninė, 309 pravažiavus, 8,9 pradinė kaina. Ko tu pypsi? Viskas. Vakar kažkas sakė, bet kokį mygtuką paspausk ant vairą, kai užkurtai atidarytos duris ir viskas bus gerai. Ką tik taip ir padariau. Taip, žiūrim, kas čia medija, radija, klima, 6 bėgiai, mechaninė, odinis salonas. Ai, va, yra sudėta. Pažiūrėkit, kokie ratukai dideli su vasariniam padangom. Langai elektriniai, veidrodėliai šildomi. Ir galiu pasakyti, gale vietos irgi nėra jau taip mažai, nėra jau jos tokios ir trumpos. Mes tada nuo aikštelį tą didesnę žiūrėjom, naujesnę. S-Line, autopilotai, kritulių davikliukas, šviesos automatinės, ne. Tai va, tokia vaudukė juoda graži, su technikiniai, su viskom, ne, tikrai graži, nei čia korozijos, nei kažkokių palankstimų subraižymų ant kėbulo, visa gyva mašinėlė. Nu ką, einam mes darytis, pažiūrėkit, va, žibintukai, parkiukai, Shadow Line. Einam darytis nuotraukėlės ir dėsimės ją į plačiąją auditoriją. Kas čia man rašo? Ką žinau. Tai va, einam judėti. Nu va, viskas pasidaryta, susitvarkyta. Šitą jau mes apsižiūrėjom kažkada už 2 eurų, nu, S-Maxas. Nu, į kas ką raudonas? Nu, į kas? O kas čia tokia, nu, raudonas? Pamanyk, bet tvarkinga mašina, tvarkinga, prižiūrėta važiuojanti mašina, nu. Nusiplaut gal tik tai reikėtų. Priekinis stiklas solerinis, šildomas, nu, o ko ne? O kas blogai su raudona? Lygiai taip pat gali kiti sakyti su juoda blogai, arba su balta, ar su sidabrinė. Skonio reikalas.
Ne vieną esam turėję pirkėją, kur atvažiavo tik dėl to, kad mašina raudona. Tai va, brangieji, sužiūrėjom, apžiūrėjom, judam toliau. Nu va, viskas. Chebra lieka dirbti. Aš irgi važiuoju dirbti. Kuo daugiau mašinų. Kuo daugiau. Kuo didesnė įvairovė, tuo geriau. Nu va, vėlgi, porą mašinikių tikrai gerų, vertų dėmesio. Ir vieną tokį ant pabaigos, nors jin dar važiuos tos A6 C5 1.9 varikliukai, nu jie laikys dar ten. Priekinius sparnus, keleivio durelės pasikeisti. O lubas atkritusios nežinau, ten, nu, ta mašina nuo 9 PM pradėsim, o už kiek kas nupirks nežinau, tai čia. Bet ten kurės, akumai geri, padangos geros. Ten kažkokių tai tarškesių važiuojant nieko nėra. Nes žmonės eksploatavo iki pat kol atvarė, tai dar tvarkės. Tai va, tokie va dalykiukai. O dabar lėkėme mes į Metalistų gatvę. Džium. Šitą žmonės buvo atvažiavę apžiūrėti, sakė, dukrą reikia atsivežti, kad prasibandytų su tą mašinikė. Kažkas X1 atvažiuoja, balto šitą. Laukiam, žiūrim, kas čia bus, kaip čia bus. Lempa telefoną palikau čia. Kas čia dabar yra? Nu, tie, kas iš seniau žiūrit, atsimenat? Mazdukė. Mazda. Hibridas, pluginas. Esmė tokia, kad pirkėjui išvengti bereikalingų mokesčių, nes automobilis, kas prisimena, kas neprisimena, pasakysiu, buvo nuvažiavęs 650 km. Ir mes jo negalėjom parduoti dėl to, kad pirkėjui būtų reikėję susimokėti mašinos kainą plus PVM. Prie kitų metų deklaracijos būtų prisiskaičiavę PVM-as. Ir žmogus nusipirkęs mašiną būtų labai nustebęs. Nors automobilis dėvėtas, bet jis traktuojamas pagal valstybės įstatymus kaip naujas. Nes turi atitikti du kriterijus. Turi būti nuvažiavęs daugiau kaip 6000 km ir turi būti senesnis nei 6 mėnesiai. Jeigu šitų kriterijų neatitinka, tai žinokit, vaikučiai, automobilis traktuojamas kaip naujas. Gaunasi, kad tu perki naują automobilį, už kurį tu privalai susimokėti mokesčius. Tai va. Tai ką mes padarėm? Žmogus norintis jį parduoti, pasiėmė ir va, 3 mėnesius važinėjo su juo visur. Dabar jis pravažiavo 6000 km, dabar rodo 6,3 PM. Tai dabar automobilis jau nebetraktuojamas kaip naujas. Tai va, įdomi mašinytė, praktiškai visiškai nauja. Kas norit naujos mazdikės, džipuko, Mazda MX-30. Tai va, priminsiu, 24 metų, 1.7, 205 kW, benzas, elektra, automatinė ir 6300 rida. Automobilis neplikas, čia didelis LED skydėlis. Hidapas, čia didelis ekranas. Čia klimato valdymo didelis ekranas. Geri, ne telikiukai. Klimato valdymai, toks telikas. Čia navigacijos visokie reikalai. Čia
automobilį galima valdyti per appsą pilnai. Nu aišku, čia visi tie dalykai, aklo zonos linijų palaikymai, ženklų atpažinimai, vien su elektra važiuoja, vien su benzinu galit važiuoti, nu žodžiu. Automobiliui dar nei metų nėra ir 6300 rida. Garantija, ne? Taip, bus ir garantija. Jeigu kažkam įdomu, tai atvažiuokit, viską pamatysit, viską sužinosit. Distronikai, nu žodžiu, čia visko jame yra. Va toks va džipukas, aišku, apšvietimai LED, full LED, lempos, parkai, distronikai ir visi kiti reikalai. Žiūris gerai, pikta tokį, piktų veidų mašina. Tai va, jeigu įdomu kažkam, prašau, lauksim jūsų. Gerai, pasikūrė, čia esam. Einam mes ją susifotkinsim, pasifilmuosim, mėsim skelbimuką ir tikėsimės, kad nupirks kažkas. O dėdis prasidirba su nauju daiktu. Jau viltį buvau praradęs, norėjau kviestis meistrą, o pasirodo, juk naujas technologijos. Laidų nebereikia, per Wi-Fi, per Bluetooth, viskas paėjo. Tik tai ten kompe senas spausdintuvo, kol neišinstaliavau lauk, tai tol ir nenorėjo naujas pasileisti. Dėžę paliekam, neišmetam, nes kad nebūtų netyčia kokių gedimų su tuo spausdintuvu, tai mes tą dėžę pasiliekam. Nusviešime garažą. Jeigu viskas gerai, bus paskui susidėti kažkam. Dabar gerai, galima net tiesiai iš telefono, iš bet kokio prietaiso, kuris yra prijungtas prie to pačio modemo. Spausdintuvas prie modemo irgi per Wi-Fi prisijungia. Bet jo niekaip paleis, vis tiek kompas įsikandė savo tą seną ir viską varo per seną. Tai išinstaliavau seną ir instaliavau naują. Net jau įsivaizduokit, buvau instrukciją atsivertęs pradėjęs skaityti, kas lietuviam visai nebūdinga. Juk mes patys protingiausi, bet susitvarkė viskas, dabar skanuoja, spausdina, kopijuoja, viskas liuks. O senąjį supakavau. Tam spausdintuvui realiai senam, žinot kiek? 15 metų. 15 metelių. Tai aš jį vešiu į namus, vaikui prie mokslo bus, o kai galės damušti. Jis veikia, viskas spausdina, dar kasetę nesenai visai naują įdėjom, bet su skanavimu, va, dokumentų, kai sukiši 16 lapų sutartį skanavimui, nu ir būna, kad iš kokią trečią karto pasimeta, jam ten atmintis užsikrauna kažkas, tai viskas sutvarkyta. Dabar dar šiukšlių kalną susitvarkyti reikia ir reikės traukti lauk iš aikštelės Jaguarą raudoną ir Golfą raudoną. Dvi raudonas mašinas ištraukti, nes turėtų atvažiuoti jas paimti arba pakeisti kažką kitą. Viskas. Golfiukas raudonas išvažiuoja. Dabar išvarom šitą laukų. Ignition on. Įkelkite į automobilį kojas prieš pradedant važiuoti, kad nenutrauktų kojyčio. Nes gali labai skaudėti. Tai prašė.
Nu gal ne visai taip. Svarbiausia, kad galvos amputuoti nereikėtų. O daugiau viskas bus gerai. Dirbsim ir toliau. Privačiai. Jaguaras, Jaguar. Šiaip gerai su juo viskas. Sėdi aukštai, viską matai. Važiuoja švelniai, tyliai. Lemba, kaip čia mums jį pasistatyti reikėtų. Ant gatvės varam. Žodžiu, važiuojam ant gatvės mes su juo. Audzukė. Audzukė. Q5. Puškė. Iš Berlyno. Oi, žodžiu, skambino moteris tokia. Sakė, va per plauką išsigelbėjom nuo labai brangios paskolos. Pas mumis užsipildė, pasitikrino, viskas duoda netgi didelę sumą su labai mažom palūkanom, o buvo Kaune. Nepasakosiu, kur patys supranta. Tai sakė, visą laimę, kad užėjo kažkoks žmogus su priekaištais ir pasakė, kiek permokėt reikės. Tai jau sakau, sėdėjom prie stalo, prie pasirašinėjimų. Tai nu, matau, kai kurie vis tiek neturi šiam gyvenime ką veikti. Tai siūlau pasižiūrėti dar kartą, pasigilinti visom mašinom SDK kodai. Galiu visas apeiti. Visas galiu surodyti, jeigu taip, jeigu jum aktualu SDK kodas, tai aš galiu jum atskirai parodyti juos. Belin kurios mašinos, prie bet kurios priėjęs, galiu atskirai surodyti. Šitą norit, galiu šitą parodyti. Kurią norit? Šitą galiu parodyti. Nei viena mašina be SDK kodo nėra parduodama. A nei viena. Taip kad tiem, kam užkliuvo, galiu vieną pasakyti. Švelniai tariant, nenusipezėkit. Tiem, kam reikia, tikrai žmonėm, visada galim atsiųsti SDK kodą, galim kėbulo numerį atsiųsti. Ar kaip jūs įsivaizduojat, nerodyt, nupjaustyt kėbulo numerius, užslėpt, užmaskuot? Nebejuokinkit. Čia 2 ar 3 čia tokie labai mandrus komentatoriai. Tai tikriausiai tik komentarą parašyti ir mandrus vis. Ir ačiū labai mūsų visiems tiem heiteriukams, nes jūs didinat mūsų matomumą, kaip bebūtų nesąmoningai skambėtų, bet jūs didinat mūsų matomumą. Normalų žmonės atsirenka, supranta, apie ką kartais parašot, bet mums iš to tik geriau. Stengsiuos atrašyti visiems, nepergyvenkit. Tik, protingi žmonės supranta, kad tik bukagalviai gali būti visų sričių ekspertai. Taip yra. Ačiū, kad pastebėt. Numerį netokį uždėtas ant mašinos, ten SDK kodas blogai parašytas, kilometrą suklysti kartais kokį rašyti, viską tik įkasti, žnypt, pakenkt. Bet iš kitos pusės visi tie dalykai jūsų didina mūsų matomumą. Ir protingi žmonės supranta, ar manima pyktis? Ne, manima juokas. Nes, kaip bebūtų keista, dažniausiai apie kurią nors mašiną, kur pradeda ten kituose socialiniuose tinkluose apie kažkurią vieną
labai daug rašyti, nesvarbu, gero, blogo, bet ta mašina greičiau parsiduoda. Ta mašina daugiau žmonių pamato, ta mašina protingas žmogus atvažiuoja ir pats pasižiūri. Dėkui. Nesustokit, nesustokit. Gerai, einam dirbti toliau. Mes pasitarėm ir nusprendėm šitą Dodge Charger 4 varomais gražų Amerikoną padaryti nuolaidą. 16400, 2018 metų, 3.6 benzas, automatas, 81 tūkstantis ridos. Mašinėlė tikrai atrodo įspūdingai. Pažiūrėkit, kokie ratai didumo. Ir 16400 kainelė jos bus kurį laiką. O kai bus paskui, nežinau. Vienu žodžiu, pati pigiausia rinkoje. GT komplektacija. Daug čia privalumų pas ją ir va, kaina dabar tokia. Šeimyninis, galingas sedaniukas. 16400. Taip. Toliau. Ką mes toliau einam žiūrėti? Kažką jau. Kiški. Kiški, piški. Kur tu kiški? Va šitas va. Plytų spalvos. Šamotinių plytų spalvos kiškis. Nu graži mašina, nežinau. Kodėl vat nekimba niekam. 2 litrai benzininis paprastas variklis, 103 kW, mechaninė, 276 rida, 3,9 kaina. Stoglangis ir jis neplikas, daug privalumų čia pas jį yra. Nu ką žinau, bet vat nelimpa kažkaip, atrodo ir ta kaina nedidelė ir visa kita. 3,9 startas, dar pasiderėti galima. Nežinau, kodėl. Bet yra taip, šitą mašiną irgi žmonės lizingiuką tikrinos, Audi A6, tai tolokai važiuot, bet sakė kažkaip pasiorganizuos, kad iki mūsų čia atvažiuot šitą A6 C7, žiūrėsim kas bus. O dauža. Gerai iš tikrųjų. Gerai. Nice. Nu gaila va. Šiandien išvažiavo, žmogus negalėjo atvažiuoti, kitais darbais reikalais užsiėmęs buvo, tai atvažiuos rytoj ir čia dažiūriu, radau čia jam detailing garage, va, kaip viskas supildyta. Nano dangos, kada dėtos, sparnai visi va sumatuoti, storiai kėbulo, dažų storiai, visa knygelė suanspauduota, sumatuota, patikrinta, uždėta nano danga. Matos, aš sakau, kodėl jis neapsineša. Lietus nulyna, viską nuplauna. Va dėl ko. Jo, o kaip jūs žiūrite nano dangą? Parašykit. Blefas ar geras dalykas? Ir ką? Laukia, prietema jau visiškai 5:30. Lietutis lynoja. Ai, o tiesa, aš jums neparodžiau. Va, naujas daiktas. Va. Liečiamas ekranėlis, galima nusistatyti, labai gerai, čia popieriaus daug dedasi jį, greitis geras, kabelių nebereikia, žodžiu, dirbk ir norėk. Tik čia biški suvargau, kol aš susijungiau, žinot, kaip įprastai senobinių būdų turi būti su laidu viskas, nieko panašaus, nebėra, dabar ir iš telefono bandėm, spausdino viskas ok. Va. Galėsim vienu metu
dirbti iš 2 įrenginių. Kas gali būti geriau. Tai va, darbas pavertė beždžionę žmogumi ne tam, kad žmogus taptų darbiniu arkliu. Laikas pailsėti, viskas. Tamsu, nuo aušros iki sutemos atidirbom ir važiuoju namo sumontuoti ir įkelti, kad jūs pamatytumėt, kas čia buvo. O tam karteliui tiek. Laikykit kardaną ir susitiksim rytoj. Iki.